sunkios varžybos, ne kiekvieną dieną jauni žaidėjai nueina tokį kelią iki finalinio ketvirto. Tas galbūt lemia įtampą, toliau pasipila klaidos, gynyboje galbūt šioks toks susikaustymas yra. Vėliau, kaip jau įsižaidė, pajuto savo žaidimą, kaip suprato, kad nėra kur trauktis ir galbūt finalai nebus taip metai iš metų, gali būti tik tai vieną kartą gyvenime. Ir manau, tas davė savo vaisių, pradėjom aktyviau gintis, kibiau, puolime aštriau žaisti, tas galbūt išmušė švedus iš to ritmo tokio ir perėmėm iniciatyvą, iš tikrųjų pavyko laimėti rungtynes. Ką pasakėt komandai trečio kėlinio pabaigoje, kad taip jinai sportavo ir tiesiog nebepaliko vilčių? Paprasčiausiai liepiau, kad kamuolys greičiau vaikščiotų, kad neužlaikytų kamuolio, kad žaidėjai daugiau atliktų perdavimų laisvesniems žmonėms. Plius pasakiau, kad aktyviau turėtų žaisti po krepšių, nes jų aukšti žmonės turėjo po 3 pražangas, iš tikrųjų, ir tas davė mums rezultatą. Kas šiandien dar jums nepatiko, ką iki rytojus dar galima būtų pakeisti, pataisyti? Pakeisti galbūt ramybės užbaigiant atakas, sumažinti klaidų skaičių ir palinkėti savo komandai be traumų ir sėkmės. Ką manot apie rytojus varžovą VEFA? VEFA panašaus pajėgumo varžovas, jauna, greita komanda, žaidžianti be kamuolio, daug judanti aikšteliai, daug daranti užtvarų, greita, panašaus stiliaus, kaip sakau, ir aš manau, kad rytoj turėtų būti įtemptos varžybos.